Sveiki, norime Jums pristatyti mūsų projektą apie Lietuvos sveikatinimo turizmo stiprinimą, kurį pastarąjį pusmetį atlikome Ekonomikos ir inovacijų ministerijoje drauge su mano kolega Ryčiu. COVID-19 pandemija stipriai paveikė Lietuvos turizmo sektorių. Turizmo produkcija, pridėtinė vertė ir turistų skaičiai reikšmingai sumažėjo. Ir nors vietinių turistų srautai buvusį lygį viršijo jau 2021 metais, tačiau atvykstamojo turizmo rodikliai ir produkcija dar iki dabar nesiekia prieš pandeminių rezultatų. Norint kuo efektyviau skatinti turizmą Lietuvoje, siekiame kuo didesnės ekonominės pridėtinės vertės. Tai yra didesnio nakvynių skaičiaus, didesnių turistinių išlaidų ir platesnio spektro paslaugų vartojimo. Atsižvelgiant į visus šiuos faktorius, būtent sveikatinimo turizmas yra viena iš didžiausią pridėtinę vertę galinčių sukurti Lietuvos turizmo produktų. Sveikatinimo turistų, ypatingai atvykstančių iš užsienio, vidutinės išlaidos, vartojimų paslaugų kiekis ir nakvynių skaičius yra didesni, lyginant su kitais turizmo produktų vartotojais. Visgi nepaisant sveikatinimo turizmo aktualumo šiuolaikiniai visuomeniai, ekonominio perspektyvumo bei indėlio į Lietuvos turizmo sektorių ir bendrą valstybės ekonomiką, Lietuvoje trūksta motyvuotų investicinių nukreipimo krypčių į sveikatinimo turizmo sritis, kurios teiktų didžiausią ekonominę grąžą Lietuvos valstybei. Dėl to šiuo projektu buvo siekiama identifikuoti prioritetinės valstybės investicinės kryptis į sveikatinimo turizmo produktą, kurios pritrauktų daugiau turistų iš užsienio bei užtikrintų didžiausią ekonominę grąžą Lietuvai. Ir gilindamiesi į sveikatinimo sektoriaus potencialą Lietuvoje ir ieškodami tobulintinų Lietuvos sveikatinimo turizmo sričių, atlikome pasaulinių tendencijų ir esamos situacijos analizę, konsultavome su sektoriaus atstovais ir išnagrinėjome geriausias 10 užsienio valstybių praktikas. Ir po visų šių žingsnių išryškėjo 4 pagrindinės tobulintinos sritys. Tai pirmiausia, nacionalinė politika, tuomet rinkodara, infrastruktūra ir duomenys. Pagrindinė ir visą apimanti problema, nuo kurios reikėtų pradėti, kaip ir paminėjau anksčiau, yra susijusi su nacionalinė politika. Visų pirma, rekomenduojame turėti struktūrinį ir tęstinį valstybės fokusą į sveikatinimo turizmo produktą. Svarbus Keliauk Lietuvoje agentūros prioriteto sveikatinimo turizme išlaikymas, strategiškai nukreipiant ir įveiklinant rinkodaros kompanijas. Ir taip pat užtikrinant ilgalaikės valstybės pastangas stiprinti šį sektorių Lietuvoje. Sekanti rekomendacija yra susijusi su Lietuvos kurortais. Dėl riboto valstybės biudžeto ir noro maksimizuoti ekonominę naudą siūlome nukreipti resursus į Lietuvos kurortus, kurie jau turi sveikatinimo turizmo infrastruktūros objektus ir yra pagrindiniai dirbant su Lietuvos sveikatinimo ir medicininiu turizmu. Toliau rekomenduojame tarp institucinį ekonomikos ir inovacijų ministerijos bei sveikatos apsaugos ministerijos bendradarbiavimą, kuris padėtų rasti bendrus sąlyčio taškus tarp sveikatinimo ir medicininio turizmo, stiprinant šitų dviejų sektorių sinergiją. Ir galiausiai siūloma padidinti Lietuvos valstybės indėlį, skatinant privačias viešas partnerystės, kurios paspartintų sveikatinimo turizmo sektoriaus plėtrą Lietuvoje. Tobulinant rinkodarą, pirmiausia siūlome sukurti bendrą suvestinę ar platformą, kurioje galėtų būti pateiktos visos Lietuvos sveikatinimo įstaigos ir spa, jose gydomų ligų grupės, teikiamos paslaugos, kontaktai, geografinė lokacija ar kita informacija. Tuomet kreipiame dėmesį į rinkodaros kampanijas. Kampanijos, kurios turi didesnį biudžetą, sėkmingai įkomponuoja sveikatinimo aspektą į bendrą turizmo produktą ir pateikia jį autentiškai, yra efektyvesnės ir padeda pasiekti didesnės auditorijas. Kartu verta nusistatyti daugiausiai potencialo turinčias ar turėsiančias rinkas ir joms skirti sistemingas rinkodaros pastangas. Lietuvos atveju tai būtų Vokietija, Latvija, Lenkija ir Izraelis. Nepaisant to, svarbu įvertinti galimybę plėtoti rinkodarą valstybėms, kurios turi didelį ateities potencialą sveikatinimo turizmui.
Tai gali būti tiek artimesnės Skandinavijos ar Beniliukso valstybės, tiek tolimesnis Persų įlankos regionas ar šalys, kuriuose Lietuva turi didelės diasporos bendruomenės. Sveikatinimo turizmą kartu keltų ir oficialūs sertifikavimo ženklai, kurie įrodo sveikatinimo įstaigų kokybę ir atitikimą kriterijams. Toks žingsnis didintų klientų pasitikėjimą, skatintų konkurenciją ir sudarytų geresnes sąlygas skleisti žinią apie kokybiškas sveikatinimo įstaigas tarptautinėse rinkose. Galiausiai, ilgojoje perspektyvoje yra verta skirti dėmesio užsienio turistų edukacijai, kadangi ne visi iki galo supranta Lietuvos sveikatinimo esmę. Viena iš to priežasčių yra ir leksiniai skirtumai. Pavyzdžiui, anglakalbiams žodis sanatorium siejasi ne su sveikatinimu, o su lėtinių ar psichinių ligų įstaigomis. Todėl prasminga edukuoti užsienio auditorijas, kad jos suprastų sveikatinimo sektoriaus naudą ir susidomėtų Lietuvą kaip gera šių paslaugų teikėja. Siekiant padidinti sveikatinimo sektoriaus potencialą ir ekonominę grąžą, išskyrėme 3 pagrindines valstybės investicijų į infrastruktūrą nukreipimo kryptis. Pirmoji – jau turimos sveikatinimo infrastruktūros atnaujinimas. Šis poreikis buvo pastebėtas išanalizavus dabartinę Lietuvos sveikatinimo turizmo situaciją bei nustačius esminius šios sektoriaus poreikius. Antroji kryptis yra investicijos į jau egzistuojančių, tačiau nenaudojamų infrastruktūros objektų pritaikymą sveikatinimo paslaugoms. Ir trečioji kryptis – investicijos į viešasis kurortų erdves. Tai galėtų būti mažesnio masto viešosios sveikatinimo erdvės kurortuose ar infrastruktūra orientuota į estetiką, emocinę sveikatą ir socialinę integraciją. Papildomai verta skirti dėmesio duomenų surinkimo tobulinimui. Pavyzdžiui, įveiklinti bendrą užimtumo duomenų sistemą, papildyti turistų klausimynus ar įvesti naujus duomenų pjūvius. Tai efektyvintų bendrą Lietuvos turizmo valdyseną ir padėtų priimti įžvalgesnius sprendimus. Taigi, siekiant išnaudoti Lietuvos sveikatinimo potencialą ir stiprinti sveikatinimo turizmo sektorių, siūlome taikyti sinergiją tarp infrastruktūros ir rinkodaros sričių tobulinimo. O prie efektyvesnių ir sisteminių pokyčių prisidėtų tvari ir į tęstinumą orientuota sveikatinimo turizmo strategija bei geresnė turizmo duomenų valdysena. Tikimės, kad mūsų projekto rezultatus toliau tęs Ekonomikos ir inovacijų ministerija bei agentūra Keliauk Lietuvoje. Ačiū Jums už dėmesį ir būkite sveiki ir sveikos.